Sveiki. Šios video pamokos tema yra dovanų čekių ir Maksimos bei Lukoilo dovanų kortelių papildymas internetu. Tam, kad padaryti užsakymą internetu, visų pirma reikia turėti pinigų savo Laine sąskaitoje. Kaip žinoti, ar mes jų turime? Tiesiog paspaudžiame ant savo profilio nuotraukos ir atsidaro pasirinkimai, vienas iš jų yra mano čekiai. Tiesiog paspaudžiame mano čekiai ir matome, pas mane sąskaitoje yra 311 eurų, kurie yra skirti pirkiniams. Ir reiškia, kad aš iš jų galiu pildyti savo Maksimos kortelę, užsakinėti čekius, kurie man bus atsiųsti iš Lainės biuro. Jeigu jūs pinigėlių čia neturite, jūs galite pasipildyti savo Lainės sąskaitą, darydami bankinį pavedimą, kuris įkris į pirkimo kreditą. Po to, kai jūsų pavedimas bus apdorotas biuro darbuotojų, ši suma bus įskaityta į būtent pirkimo kredito sąskaitą. Dabar pavedimą reikia daryti į SEB banką. Sąskaitos rekvizitus jūs galite rasti puslapio apačioje, kontaktų skiltyje. Pasirinkam kontaktai ir beveik pačioje matome banko rekvizitus, sąskaitos numerį. Labai svarbu, kad jūs darydami pavedimą mokėjimo paskirtyje nurodytumėt savo vardą, pavardę ir ID numerį. Jeigu to nepadarysite, ofiso darbuotojai nežinos, kam tie pinigai yra skirti ir jie tiesiog lauks jūsų skambučio, kol bus nurodyta, kur tos pinigus pervesti. Pavedimą gali daryti ir kitas asmuo, nebūtinai jūs pats. Būtina, kaip ir minėjau, mokėjimo paskirtyje nurodyti, kam tie pinigėliai skirti. Tai yra jūsų vardą, pavardę ir ID numerį. Ir priklausomai nuo to, iš kokio banko jūs darėte pavedimą, ar tai tą pačią, ar sekančią dieną jūsų pinigėliai įkrenta į jūsų sąskaitą, būtent į pirkimo kredito sąskaitą, ir tuomet jūs jau galite daryti užsakymą. Einate į pirkinių krepšelį, spauskite užsakyti čekių dabar. Iš sąrašo pasirenkate prekybininką, kurio čekį jūs norite užsakyti. Jeigu žinote konkrečiai, ko norite, galite pavadinimą prekybininkui įrašyti tiesiai į paieškos eilutę, kaip pavyzdys Maksima. Pasirenkame Maksimą, renkamės kategoriją, galima užsakyti tiek naują kortelę, tiek papildyti jau turimą. Aš renkuosi papildymą, kadangi kortelę jau turiu. Pasirenku kortelės numerį, atkreipiu dėmesį, kad labai svarbu pildant kortelę po ranka turėti ją pačią, kadangi reikėtų pasižiūrėti, ar numeris kortelės, kurią jūs turite piniginėje, sutampa su numeriais esančiais pasirinkimo laukelyje. Maniškė yra štai ši, kurią aš būtent turiu dabar rankoje. Nepapildykite kortelės, kurią jūs jau esate senai išmetę, kadangi po to turėsite problemų. Ir įrašome užsakymo vertę. Užsakymo vertė turėtų dalintis iš 15 eurų, tai yra minimumas, tai yra 15 eurų, po to 30, 45, 60 ir taip toliau. Tai lygiai taip pat galioja ir Lukoilo dovanų kortelė. Aš šiuo atveju papildysiu kortelę 90 eurų, spaudžiu pridėti į krepšelį, man parašė, kad užsakymas įkeltas į pirkinių krepšelį, einu į pirkinių krepšelį, matau užsakymo santrauką, kortelės numerį, užsakymo dydį, spaudžiu apmokėti. Jeigu jūs darytumėte užsakymą kažkokiem kitokiem dovanų čekiam ir norėtumėte, kad pristatymas jums būtų padarytas į namus, jums reikėtų pasirinkti šį variantą ir nurodyti pristatymo adresą, ar tai standartinį, ar alternatyvų. Jeigu čekius ketinate iš Vilniaus atstovybės atsiimti pats, jums reikėtų pasirinkti, šį pasirinkimą, norėčiau užsakymą atsiimti pats. Labai svarbu žinoti, kad jeigu jūsų užsakymas bus mažesnis negu 435 eurai, siuntimas jums kainuos 2,17 eurų. Jeigu jūsų užsakymas bus didesnis nei 435 eurai, siuntimas jums nekainuos nieko.
Taigi, Maximos kortelės pildymas bet kokia atveju nieko nekainuoja, kadangi nieko jums siųsti nereikia. Spaudžiu toliau. Pasirenku, iš kur nuskaičiuoti pinigus, iš kurios sąskaitos. Šiuo atveju čekis pirkiniams. Spaudžiu toliau. Dabar man reikia suvesti savo PIN kodą. Jeigu jūs PIN kodą pamiršote, spauskite pamiršau PIN kodą, jis bus pakartotas jums žinute į jūsų telefoną. Spaudžiu atlikti užsakymą su apmokėjimo prieiga dabar. Ir matome, kad užsakymas yra įvykdytas. Iš karto gauname elektroninį laišką su patvirtinimu, kad užsakymas priimtas ir vykdomas. Kitas būdas įsitikinti, jog viską padarėte iki galo, tai yra atsidaryti savo apsipirkimo apžvalgą, kurioje jūs matote, kad ką tik padarėte pirkinį už 90 eurų ir matote, kiek jums grįžta pinigų kaip cashback ir kiek už tai dar gaunate pirkimo taškų. Noriu paminėti, kad papildžius kortelę, jos galiojimas prasitęsia 12 mėnesių. Na ir po to, kai darysite sekantį papildymą, galiojimas vėlgi prasitęs 12 mėnesių. Reikėtų žinoti, kad jūsų pinigai į Maximos kortelę įkrenta ne iš karto. Tai užtrunka 3 darbo dienas. Priklausomai nuo to, kada jūs padarėte užsakymą, jis gali įkristi kartais ir per 2, tačiau reiktų orientuotis į 3. Taigi šį kartą toks trumpas mokomasis video. Sėkmės, iki kitų kartų.